esu Nadardo Čoboto, Trečio amžiaus universiteto turizmo fakulteto dekanė. Kai gavom mes laišką, kvietimą dalyvauti tokiam renginį, tai galvojam, ką mes darysime su studentais ir su jaunimu. Ar jie mus apskritai norės girdėti ir norės suprasti. Kai dabar po didelio ir gražaus pasibuvimo ir pašnekesių supratom, kad mes buvome labai vietoj, labai laiku ir labai reikalingi. Mes senjorai, Trečio amžiaus universitetas, galvojam, kad jeigu ateityje pavyktų mums kartu bendradarbiauti, rašyti projektus, kurti planus, tartis dėl vienų ar kitų idėjų ar minčių įgyvendinimo, mes kalnus nuversim. Labai jums ačiū. Ir jums. Sėkmės. Vardas būtų Artūras. Taip, Artūrai. Tai aš noriu tavęs paklausti, kaip tau renginys? Super, gera nuotaika ir geros patalpos įdomios ir organizacija pati viskas iš tikrųjų labai gerai, kokybiškai. Tu jautiesi gerai šitam renginį? Komfortiškai kaip namie. O ką manai, ar šitas renginys galėtų vykti toliau, ta prasme turėti kažkokį teisinį? Priklauso nuo organizacijos, tačiau mano nuomonė tikrai galėtų. Tikrai. Galėtų, ne? Taip, nuolat galim būtų kokias nors naujas idėjas realizuoti. Ir tu manai, kad renginys pasisekės? Tikrai pasisekės? Taip, žinoma, labai. Tai gerai, ačiū tau už atsakymą. Nieko. Labas, Mindaugas. Renginys, kuriame susirinko daug aktyvių žmonių ir būsimų savanorių. Tai manau, kad prisidėjo prie to, kad skleisti žinią apie savanorystę, apie tai, ką galima daryti savanoriams. Ir manau, kad pačioms organizacijoms didžiausia nauda, tai kad jos, kurios čia dalyvavo, tai prisitraukė kažkiek savanorių. Ir man buvo nauja, kad savanoriauti nori ne tik jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės, pensijoje, kurie būna, kurie turi daugiau laisvo laiko, tai ir jie turi netgi daugiau noro bendrauti. Tas labai smagu buvo. Tai tu manai, kad šitas renginys kaip ir pasisekęs, taip? Man jis labai patiko. Labai patiko? Jo, aš iš tikrųjų tikėjausi, kad susirink žmonės, pabus ir kažkokia tai, taip išsiskirstys. Bet pirma dalis buvo superinė, dabar kai visi dirba su tais business canvasais, irgi matau, kad iš to kažkas išsivystys daugiau. Tai matau, kaip Lina bučiuoja močiutę. Ir matau, kad bučinėjau, jeigu bučiuojasi, tai gerai. Bendradarbiavimas, ilgalaikis. Labai tau ačiū. Ja, gerai, ačiū tau. Taip, tai renginys iš tikrųjų yra labai smagus. Visų pirma, kodėl? Dėl to, kad verslo kūrybinės dirbtuvės pavadinkimo, tai iš dalies yra labai panašu, tai ir aš sakyčiau, tai ko reikia labai mūsų laikais. Aš turiu omeny ne tik tai teorijos, bet taip pat ir praktikos ir galimybės realizuoti ir generuoti savo idėjas. Tai kad ir dabar, kada jau yra prasidėjus praktinė dalis, tai jau tas mintis pradėjom generuoti ir kas yra įdomu, tai kad susigalvojam tokių idėjų, ar ne, kad vienas būdamas namuose žmogus tikrai negalėtų tokių, sakykime, išvadų pasidaryti, ar ne, tuo tarpu, kai ir vėlgi yra galimybė visiems strateguoti kartu, ką mes puikiausiai ir darom, ar ne, tai ir tos idėjos, jos yra unikalios, jos yra įdomios ir kas žino, galbūt tas realiai pavirs į tam tikrą verslą. O ką manai apie jaunimo ir galbūt vyresnių žmonių bendradarbiavimą? Tai čia ir vėlgi galbūt, kodėl sakiau, kad yra įdomios idėjos. Dėl to, kad dažniausiai, jeigu mes ir strateguojam, tai kad ir duodam, kadangi pati dėstytojauju, ar neduodam galimybę studentams pastrateguoti, pageneruoti idėjas įvairiausias. Tuo tarpu jie neturi tos galimybės strateguoti kartu su žmonėmis, kurie turi daugiau patirties, turi kitos patirties, ar ne, ir mąsto kitaip. Tuo tarpu čia ir vėlgi yra ta kaip tik unikali galimybė ir aš sakyčiau, dėl to rezultatas, tai yra būtent mintis, yra unikalesnė dėl ko? Dėl to, kad jie tinka plačiai visuomeniai. Tiek jaunimui, tiek, sakykime, senyvo amžiaus žmonėms. Ir, sakykime, ir vėlgi, tai turbūt kalbant apie socialiai atsakingą visuomenę, tai yra tai, ko mums reikia ir tai, ko mes siekiam visi. Tikiuosi. Taip. Tai ačiū tau už atsakymą.